Bičiuliai, ką tik nufilmavom naują mūsų pasikalbėjimą. Pasikalbėjimą su Agne Zalanskyte, žmogumi, kurį pasikviečiau pokalbiui apie pilietišką ir patriotišką kiną, bet gavosi giliau, plačiau, įdomiau ir kinas buvo paliestas tik labai nedidelė dalimi, bet labai didelė dalimi buvo paliestas žmogiškumas ir mūsų, tavo, mano, mūsų visų santykis su tuo, kame mes gyvenam. Tai tikiuosi, kad jums šis pokalbis bus irgi taip pat įdomus, kaip man jis buvo kalbėtis. Gerą dieną, Contribui klausytojai, girdėtojai, palaikytojai ir ėjai kartu. Šiandien svečiuosi Agnė Zalanskaitė. Labai įdomus, geras žmogus, su kuriuo likimas mane suvedė, kaip bebūtų keista, ne Lietuvoje, o lėktuve skrendant į patį, kaip mes Helsinkį galim pavadinti? Įdomiausia, patraukliausia, atraktyviausia miestą, kurį būtų galima apibūdinti atvirkščiai. Kurio galima būtų neaplankyti, arba aplankyti, taip, ir kuriame iš tikrųjų yra labai faina lietuviška bendruomenė. Keliavom ten paprastų dalykų, aš susitikti su bendruomenė, Agnė, be to, kad susitikti su bendruomenė, pristatyti savo naujausią filmą. Apie tai mes būtinai irgi pakalbėsim, bet visose tokiuose pokalbiuose labai dažnai būna paimamos temos, žmogus kviečiamas ir su juo kalbama apie kažką, kas yra aktualu šiai dienais, ar kažką nuveikęs, ar padaręs. Bet aš norėčiau pradėti ne nuo to, aš norėčiau pradėti nuo tavęs kaip žmogaus, nes kiek man teko vartyti socialinę žiniasklaidą, niekur apie tave ten nieko beveik ir nėra. Yra daug apie tavo nuveiktus darbus, apie ką mes būtinai pakalbėsim ir paliesim, bet labai mažai apie tave pačią. Kas tu, Agne? Aš laikau tai, tiesą sakant, dideliu įvertinimu, kad jeigu tu kažką kaip žmogus darai ir tikslas yra padaryti, o ne eksponuoti save, tai toks tavo apibendrinimas man yra pats didžiausias komplimentas. O šiaip gyvenime aš esu Agnė, draugai mane kartais pravardžiuoja Lietuvos Agnė ir kolegos, ir dirbu einamus darbus rinkodaros ir komunikacijos srityje, ir kartais, kai jaučiu, kad kažką galiu padaryti ir kažkas nesijama tų temų, tai imu ir padarau. Ok, iš kur tu, Agnė? Iš kur tu atsiradai? Aš atsiradau Vilniuje. Vilniuje, tu Vilnietė esi? Jo, mano tėvai jau Vilniuje kūrė savo gyvenimą ir visą gyvenimą iki 18 metų augau Žirmūnuose, baigiau Žirmūnų gimnaziją, vėliau studijavau chemiją, truputį ekonomiką Vilniaus universitete. Taip, nuo 6 klasės mano vaikystės svajonė buvo studijuoti chemiją, aš labai tiksliai žinojau, kad aš ten stosiu ir mano, kai būdavo tais laikais, reikėdavo ten reitinguoti, pagal kur labiausiai norit, nuo 1 iki 20 vietos, tai aš vietoj 20 pozicijų įrašiau 2. Pirma buvo chemija nemokamos studijos, antra chemija mokamos ir žinoma įstojau į nemokamas studijas, nes tiesiog eksperimentinė chemija, aš nuo 6 klasės lankiau būrelį, leido daryti eksperimentus ir kažkaip mane užbūrė, aš dalyvaudavau nacionaliniam jaunųjų mokslininkų konkurse. Kokie eksperimentai tau labiausiai chemijos patikdavo? Į kokią kryptim? Tai yra įvairiausi ten, šiaip aišku, pirotechnika buvo tas dalykas, kas labiausiai patiko, bet tai yra... Tu gamindavai klasiokam ant švenčių? Negamindavau, bet ten kažką padegti, uždegti būdavo fainai vaikystėje, kaip ir visiems. Ir atsimenu, kažkada grįžau namo po chemijos būrelio ir taip truputį subintuota ranka, nes buvo guminis kamštis, jame išgręžta skylė ir toks stiklinis vamzdukas. Ir į tą vamzduką reikėjo tą lazdelę įkišti ir realiai tai šiaip reikia glicerinų ištepti, kad slystų. Ir nulaužiau šitą lazdelę, čia taip dar po šią dieną yra randas. Ir mama sako, tu gal juokauji, tai tą dieną vos nesibaigė mano chemijos būreliai visi. Bet kažkaip susiuvo tą ranką ir vėliau aš įtikinau, kad viskas ten tvarko ir tęsiau savo darbus ir paskui studijavau chemiją. Bet tiesą sakant, tai tokia jau buvo, paskui kai save pagaunu, kadangi aš visą laiką buvau toj temoj ir kartu su manim buvo studentų, kurie paskutiniu numeriu įrašė chemijo pirmą istoriją ir įstojo. Ir tas pirmi pusę metų universitete buvo tokie žinių sulyginimo kursai.
kursiokų, tai man buvo pakankamai neįdomu, aš toks buvau pakankamai aktyvi, tai aš iš karto įsitraukiau į ten chemikų studentų klubo veiklą, universiteto studentų atstovybės veiklą ir visiškai nutolau nuo studijų ir tai absoliučiai uždominavo mano gyvenime. Aš vadovau ten Vilniaus universiteto studentų atstovybės, tokiam informaciniam komitetui, ten mes leidom laikraštį studentų era, darėm studentų renginius ir va tas toks prasidėjo tikras gyvenimo universitetas per praktiką, nuo kur aš ir atradau save. O chemija pasitraukė, nuvylė. Kas nuvylė tave chemijoje, kad tu... Ne, niekas nenuvylė. Tu ne chemikė, mes dabar nekalbam apie tave kaip sprogmenų specialistė arba vaistų kūrėja, bet... Jo, niekas nenuvylė, tiesiog atsirado kitos įdomesnės veiklos ir aš dabar labai dažnai mes žiniasklaidoje girdim ir apskritai, tam švietimo politikoje, kad labai svarbu, kad vaikai stotų į universitetą, mokytųsi, studijuotų ir panašiai, bet ir tas specialybės pasirinkimas toks super sureikšmintas, ta prasme, kuo tu čia studijuosi, tai jau čia tu tuo daugmaž ir būsi, tai toli gražu taip nėra ir statistiką pasižiūrėjus, net ir mano klasiokų, kurie baigė kažkokias studijas, išimtis yra medikai, kurių daug pastangų reikalauja baigti studijas. Ir ilgo laiko studijų. Jo, dažniausiai, jeigu tu jau studijuoji mediciną, tai tu ir būsi gydytojų vienokiu arba kitokiu, bet jeigu tu studijuoji teisę, ekonomiką, chemiją, fiziką, netgi žurnalistiką, tu toli gražu, ar istoriją, ar filosofiją, tu toli gražu nebūtinai dirbsi pagal profesiją. Ir ta tokia vidinė klausa, kokia yra mano misija gyvenime, ar ne, kur aš esu geriausias, kur aš galiu padėti kitiems žmonėms, kur aš galiu save realizuoti. O ta vidinė klausa tai yra tai, ko labiausiai mes turim mokytis. O universitetas jisai duoda tą vadinamą bendrąjį išsilavinimą, kad mes daugmaž visi galim susikalbėti tame pačiame lygyje, o temos yra įvairios. Tai iš tikrųjų visuomeninė veikla, pirmaisiais studijų metais jinai atsirado mano gyvenime ir jinai po šiai dienai yra mano kasdienybės sudedamoji dalis. Tu atėjai studijuoti chemijos ir atradai savyje komunikacijos specialistę, ne? Aš tuo metu tai dar tikrai neatradau tokios nes šitas sritis buvo tokia nauja pakankamai, bet iš tikrųjų tai aš vadovavau Vilniaus universiteto studentų atstovybės komunikacijos padaliniui, tai yra informaciniam komitetui, mes turėjom 14 padalinių, ten buvo žmonės, reikėjo juos mokyti, kaip mes dalinamės viduje informaciją, ką mes komunikuojam išorį ir dabar taip viskas labai paprastai skamba. Bet ką reiškia komunikacija? Nes man kaip paprastam žmogui gyvenančiam biškai kitam burbule ir negu ten komunikacija, marketingas, čia ne mano pasaulio dalis, sakykime, apie ką yra komunikacija? Kas tai yra iš esmės? Tai yra kažkoks gyvenimas pagal taisyklės? Ne. Ką čia komunikuojam, ko nekomunikuojam, kaip atrodo strategijų kūrimas, ar kas tai yra? Ne, tai yra pagrindinis dalykas, komunikacijų yra keli dalykai, ne? Kokia yra auditorija, kokia yra žinutė ir kokiais būdais mes ją norim ištransliuoti. Jau apie taisyklės kalbam ir strategiją. Ne, tai čia net ne taisyklės, čia tiesiog tam tikri rėmai, kaip mes ir gyvenime turim tam tikras taisyklės, kaip mes gyvenam, kaip mes savo dieną planuojam ir panašiai. Tai čia lygiai taip pat tai yra dalykai, kurie yra svarbus organizacijų viduje, ar ne, ir kaip mes apie juos kalbame ir kokią žinutę mes transliuojam. Tada yra visas reputacijos kūrimas, ar ne, apie organizaciją išorę. Tada yra šiaip informacijos pateikimas visuomeniai, kad ten buvo tokie paprasti dalykai, pavyzdžiui, tikslas, ar ne, kad visi Vilniaus universiteto studentai žinotų, kad socialinės pašalpas, tas socialinės stipendijas, atsiprašau, ne pašalpas, jie irgi yra žodžių skirtumas, kas yra komunikacija ar pašalpa, ar tavo stipendija, ar ne. Reikia ten paraiškas pateikti iki X dienos į X vietą, ar ne, tai kaip tai iškomunikuoti, kaip tai kalbėti, kaip tą pasakyti, tai visą tai mes dėliodavom, kad komunikacija gera padeda gauti mažiau klausimų, kur atsakymai yra absoliučiai aiškus. Tai čia vienas iš pavyzdžių, ne? Supratau, ir komunikacija yra pagrindinis tavo gyvenimo kelias. Ne? Rinkodara ir komunikacija dabar yra pagrindinis dalykas. Taip. Okay. Gerai, kadangi mūsų kontribį išsiskiria iš visų kitų tuo, kad pagrindė mes būtinai liečiam, kalbam ir mums yra svarbiausios temos pilietiškumas ir patriotiškumas, pradėkim, kas tau tai yra
Ir kada tu gyvenime pirmą kartą pajutai, kad ne vien tik tai chemija, ne vien komunikacija, bet kažkaip tas su tėvynė, su pareiga, su šalim, kurioje gyveni, jeigu pajutai, kada tai įvyko, kodėl tai įvyko ir kaip tai įvyko ir kaip tą savoką tu supranti. Tu sakai pilietiškumas ir patriotiškumas. Apie dvi atskiras gali pakalbėti. Taip, nes man patriotiškumas yra nuostata, o pilietiškumas yra veiksmas. Tai reiškia, kad mes esam patriotai pagal savo nuostatas, kaip mes, koks mūsų santykis su valstybe, kiekvieno asmeniškai, o pilietiškumas man jau yra, bet čia mano asmeninės nuostatos, o pilietiškumas man jau yra veiksmas. Ką aš darau, kad tam tikros nuostatos mano būtų įgyvendintos. Teorija ir praktika. Gerąja prasme. Nuostatos ir veiksmas. Tai man, jeigu mes kalbam apie veiksmą, nes aš esu veiksmo žmogus, tai man pilietiškumas yra apie tokią tam tikrą pareigą, kuri kyla iš to, kad jeigu aš kažką galiu padaryti ir jeigu matau, kad to reikia, tai aš nesėdžiu ant sofos, pasižiūriu, ką daro kiti ir arba einu, padedu kitiem, arba inicijuoju ir susikviečiu kitus. Tai to pilietiškumo apraiškų jų yra labai daug ir tai nėra tik tai dabartinis fonas, ir ryškiausias karo kontekstas, tai yra socialinė tematika ir visa kita, bet tai yra tam tikros, sakykime, aš savo gyvenime, savo malonumui, savaitgaliais, išimtinai savaitgaliais, kurių istorinę dokumentiką, kurią rodo kino teatrai. Filmus. Kiek savaitgalį? Aš negaliu skirti, aš nevagiu iš savęs ir kitų laiko, savo darbo laiko, aš tą privilegiją turiu savaitgaliais. Bet tu turi komandą turbūt, ne? Jo, bet ta komanda tada neturi savaitgalių? Ne, šiaip dažniausiai tai būna taip, kad sėdžiu, rašau scenarijų arba dėlioju ten režisūrinius planus savaitgalį ir dažniausiai mes filmuojame savaitgaliais dėl to, kad visi kiti gali irgi dažniausiai tą daryti savaitgaliais. Tai taip nutinka tiesiog, kad visos, pavyzdžiui, filmavimo pamainos dažniausiai vyksta savaitgaliais, kai aš tikrai nuoširdžiai galiu nueiti nuo savo einamųjų darbų temų prie kūrybos. Ir sakykime, istorinė dokumentika man irgi yra apie pilietiškumą, pasakoti mūsų laisvės kovų istoriją, kuri gali būti pamatu arba ir žinios apie mūsų laisvės kovų istoriją yra mūsų pilietiškumo, atsakomybės, to paties patriotiškumo pagrindas. Aš pažįstu savo tautos herojus, truputį daugiau apie juos žinau, jie yra arba ne mano autoritetai, iš to kyla mano veiksmas arba tapatinimasis, kad jeigu aš dabar sėdžiu namuose ir burbu, kad man kažkas ten truputį santykiuose nesiseka, truputį darbe visi buvo, truputį per žinias per daug blogų dalykų rodo, truputį tas negerai, kainos kyla, krūva tokių motyvų, dėl ko mes dažnai būnam suirzę, nepatenkinti ir panašiai. Ir čia tau gali akyse iškilti koks nors Adolfas Ramanauskas Vanagas, arba Juozas Vitkus Kazimieraitis, arba Juozas Lukša Daumantas, arba Lionginas Baliukevičius Dzūkas ir tu galvoji, okei, aš dabar sėdžiu savo namuose, čia šilta gera, už langų ramu, pavasaris ateina. Ir man kažkiek tai dirbu kažkokiam savo darbę. Ne viskas yra tobula, bet tie vyrai po daugiau arba mažiau, tas pats Adolfas Ramanauskas Vanagas, 10 metų po žeme gyveno ir neburbėjo. Slapstėsi, buvo persekiojami, buvo atskirti nuo šeimos, neturėjo draugų, turėjo minimalų socialinį gyvenimą, judėti galėjo tik naktimis pėsčiomis. Turėjo absoliučiai ribotą kontaktų ratą. Ir tada galvoji, ir pradedi galvot, kad gal dažniau mąstykim apie tai, ką mes turim, negu apie tai, ko mes neturim ir ko mums trūksta. Ir čia neturi būti tas toks kvailas, ir toks naivus, koks aš čia laimingas, aš čia, toks būsenoj tokioje amžinai, kur vaikšto visą laiką žmonės laimingi, bet turi būti toks organiškas, šitą turiu, šito trūksta, ką turiu padaryti, kad nebetrūktų.
Tu Ir labai, viskas. labai praktiška moteris esi, ne? Aš nežinau, man atrodo, tai paprasčiau gyventi, nes... Bet žmogus jis susideda ir iš emocijų, ir iš galų gale, aš tai šiaip tavo pusė, aš irgi lygiai taip pat žiūriu į gyvenimą, bet žiūrėdamas į gyvenimą matau žmonės, kuriem, pradėkime nuo to, kad tam, kad gyventi taip, kaip gyveno mūsų kovų didvyriai, reikia būti labai stipriam žmogui, nes ne kiekvienas Lietuvos gyventojas tapo laisvės kovotojų, ne kiekvienas. Jo, tai buvo stiprų žmonės pasiruošę, reiškia, priimti sąlygas, kuriomis ves savo kovą ir tikėjo tam tikromis vertybėmis, dėjo jas kaip savo pagrindą. Bet taip darė ne visi žmonės. Lygiai šiais laikais daugelis žmonių, nežinau, turi silpnumų, pavadinkim. Nevadinkim jų silpnais, nes aš esu pasimokęs jau iš to, kad nurašydamas, kartais per savo tam tikrą tokią prizmę nurašydamas žmonės, aš klydau. Nes esant situacijom pasirodė, kad jie visgi geba, gali ir netgi didžiosios situacijos parodė, tas pats COVID-as kaip suvienijo žmonės, kur atrodė, tokie jau visi ten želė, tokie daugelis ten, nieko, ir netgi deklaruodavo, kad, nežinau, yra situacija, pradeda kažką tai daryti. Bet iš esmės problemų yra viduje žmonių ir vien tik tai tas toksai praktiškumas, jisai, kaip komunikacijos specialistas, aš kitaip sugalvojau dabar kalbėdamas, ką reikia daryti, kad į stiprių žmonių, kad tą stiprumą, kad tą kapitoną Lietuvą pažadinti žmoguje ir jisai prisijungtų prie stipriųjų. Jo, tai aš dar grįšiu į prieš tai tavo buvusi klausimą, kad iš tikrųjų kartais tie žmonės, kurie atrodo ten, į kuriuos mes nededam vilčių ribinėms situacijoms, jie tose situacijose pasirodo kaip tik patys stipriausi ir labiausiai gebantis padėti, o žmonės, kuriuos mes laikom herojais ir autoritetais, ribinėse situacijose sėdi krūmuose ir tu jiems negali prisiskambinti, arba jie neteina ir panašiai. Tai dar kitas dalykas, kad apie tavo mintį, kad yra įvairių žmonių. Tai aš nekvestionuoju, įvairių žmonių yra, mūsų charakteriai skiriasi, mūsų istorijos gyvenimo skiriasi, mūsų problemų mastas skiriasi. Bet kai šiais laikais žmonės išleidžia tūkstančius eurų sąmoningumo mokymam, čia ir dabar buvimo momentam, tai kartais reikia save tiesiog pagauti, kad žiūrėk, ar emocijos ima viršų manyje, ar racionalumas kažkoks tai. Ir kaip padaryti, kad emocijos mažiau imtų viršų ir kažkoks racionalus veiksmas padėtų išeiti iš situacijų. Labai daug žmonių serga depresijom, įvairiais dalykais, įvairiais tokiais sunkiais psichologiniais, turi tokių rimtų psichologinių sunkumų, bet yra irgi vėlgi. Kodėl? Kaip manai, kodėl tai atsirado? Ar tiesiog dabar apie tai pradėta kalbėti, ar tai yra šio laikmečio... Vienas dalykas apie tai pradėta kalbėti, antras dalykas tai yra tikrai šio laikmečio iššūkis, kai mes socialiniuose tinkluose galime lyginti savo gyvenimą su kitų nuostabių gyvenimų Egiptuose ar kur kitur, gražiom šeimos idilėm ir panašiai, kur, kaip ir sakai, apie mane nieko nėra internete, aš stengiuosi savo asmeninio gyvenimo apskritai neviešinti, nes aš nematau prasmės. Tai apie nieką. Tai yra ego demonstravimas, ir tada žmonės turi dalykų, tokių rimtų iššūkių, bet esminis dalykas, kad jeigu tu per dieną, tu turi savo kažkokius tai darbinius dalykus, tu turi savo šeimos gyvenimo, asmeninį gyvenimą ir jeigu tu per dieną valandą laiko skirsi pasportuoti, jokių tavo psichologinės įtampos visos ir viskas, kas yra tavo galvoje, tirps po truputį. Kaip aš sakau, aš grįžtu po darbo visiškai pervargus ir atrodo, kad jau iki pasportuoti ar nueiti iki salės arba tiesiog išeiti pasivaikščioti yra neįveikiamas iššūkis. Bet aš tai vadinu išeini beždžionę grįžti žmogum. Jeigu jau neturi jėgų sportuoti, aš žaidžiu badmintoną, aš einu į salę, plaukiu, ten dviračiu važiuoju, bet jeigu aš jau vis niekam neturiu jėgų, tai aš tiesiog išeinu ir nueinu 5-6 km per valandą. 10 000 žingsnių. Ir aš neskaičiuoju žingsnių, aš Garmino laikrodį naudoju, tai 6-7 minimum, galiu 10 km nueiti, tu išeini valandą. Tik esminis dalykas tuo momentu, kai tu tai darai, kad kai tu išeini pasivaikščioti, tai tu neįkvotai ekrane ir neskrolink ir nesifacebookink ir nesirink endorfinų iš laikų, kad tu darai sporto veiksmą.
Tu palik telefoną, eik, paleisk savo mintis bet kur, kad ir į tas ribinės situacijas. Jas apgalvok, neskambink draugam darbiniais klausimais. Eik ir pasivaikščiok. Ir viskas. Ir šitas dalykas išsprendžia labai daug problemų. Tai sportas, rutina, disciplina yra tai, kas padeda, ar ne? Lygiai taip pat sudėtingų Lietuvai iššūkių momentu disciplina bus kertinis dalykas. Kaip mes elgsimės, ar kai mes, jeigu ateitų paniko, visuotinė panika, ar ne, reikia tiesiog, ir kas tai padeda padaryti, pragalvot, kaip aš elgčiausi, ne? Tai aš pavyzdžiui, kaip galvoju, tai kaip aš turėsiu elgtis, kad netrukdyti šauliam ir Lietuvos kariuomeniai ir visom atsakingom institucijom daryti savo darbo. Tai reiškia, kad jeigu aš dabar turiu klausimų kažkokių, kaip man daryti, ar padėti? Aš turėsiu pirmiausia tai netrukdyti. Nes kartais ir pagalba yra trukdymas, ne? Nes nebūtinai reikia tavo pagalbos. Tu tiesiog kartais didžiausia pagalba yra sėdėti, laikytis instrukcijų, būti priedangoje ir netrukdyti vyrams ir moteriams, kurie yra paruošti tam ribinėms situacijoms, daryti savo darbą. Tai kaip aš galiu trukdyti, ne? Tada galvoji. Su savo krūva klausimų, ką man dabar daryti, kur man dabar eiti, tai jeigu aš taikos sąlygomis galiu išsiaiškinti šitus dalykus, tai yra labai didelis darbas pasiruošti ribinėms situacijoms. Ir tada tose ribinėse situacijose elgtis disciplinuotai. Tai kai dabar mes per žiniasklaidoje girdim, kad didžioji dalis Lietuvos žmonių nežinotų, ką daryti, praktiškai visi jau pamiršo po COVID ir pirmųjų karo dienų dalykus, kad tu turi turėti tam tikrą kuprinę, tu turi būti susitaręs su šeima, kaip tu elgsies, jeigu bus konfliktas, ar ne, kažkokia invazija ar dar kažkokia. Bet irgi pamiršė žmonės tokius dalykus. Visuomeniai sako, kad taip yra ir čia svarai yra taisyklė, kurią tu pats labai gerai žinai. Tu esi karys, ruošiesi nuolatos, esi visada pasiruošęs, bet juk tam tikrą medicininės greitos pagalbos kursą tu vis nuolat pakartoji. Taip. Tam, kad nepamirštum. Kasmet. Taip. Tai čia lygiai tas pats. Jeigu mes kažkada nusipirkom šiltesnį miegmaišį, nusipirkom viriklėlę ir dar kažką ir pasiruošėm turėti kuprinę kovinių ir medicinos tą greito vaistinėlę vadinamą, tai šiaip jie reikėtų pasižiūrėti, ar joje nesibaigia galiojimas ir visi kiti dalykai ir žinot. Tai tas pasiruošimas yra nesibaigiantis procesas. Tai ir čia yra visų sąmoningumo reikalas. Tai čia visose lygiuose, ar tu, kaip tu asmeniškai jautiesi, ar tave puola depresijos ar nepuola depresijos, kaip tu kaip žmogus, ar tu gali prisidėti prie didesnių kilnių misijų, aš kartais sakau, kad pilietiški žmonės yra tie, kurie tiesiog sąžiningai dirba savo darbą, sąžiningai augina vaikus, yra sąžiningi šeimoje ir nuo to prasideda valstybė. Tai ne tik nuo didelių dalykų, kur mes surenkam daugiau negu 8 milijonus radarom, tai ne tik nuo iškeltų trispalvių ir dalyvavimo vasario 16 arba kovo 11 renginiuose. Mes esam apie mus pačius, kaip mes elgiamės ir kokia yra mūsų laikysena mūsų šalyje, kaip mes gyvenam. Aš pritariu, bet kaip šiais, po truputį jau pasitraukiančiais, bet ilgą laiką gyvavusiais hedonizmo, malonumo ieškojimo, gero gyvenimo laikais, mes tikrai gerai gyvenam, galėdami nusipirkti bet ką, keliauti daug kur ir reiškia, kaip išsiugdyti kritinį mąstymą, kuris irgi turbūt yra vienas kertinių dalykų, apie tas pačias depresijas, mes šnekam apie discipliną, bet kai tu žiūri Instagramą ir kažką tai matai, ten vien tik tai laimingas šeimas, vien tik tai pasaulio viršūnės įkopiančius ir ten visus savo tikslus pasiekiančius žmonės, mes suvokiam, kad tai yra ne visai teisybė. Tiesiog toks jų gyvenimo momentas yra rodomas, bet kad nesusirgti depresiją žiūrint į kitų laimę, reikia turėti elementarų kritinį mąstymą. Aš nesu
mokytoja ir aš negaliu pasakyti recepto, kaip, teoriškai, kaip reikėtų ugdyti. Gali pasakyti metodą kaip komunikacijos specialistė. Ne, aš net ne kaip komunikacijos specialistė, o kaip žmogus. Man, pavyzdžiui, labai padeda visas situacijas vertinti 2 dalykai. Aš turiu 7 klausimų, kodėl metodą. Jis, man atrodo, yra net ir plačiai aprašytas. Pavyzdžiui, sakykime, aš dėl kažko jaučiuosi blogai. Tai kas yra tas kažkas? Kodėl aš jaučiuosi blogai? O kodėl aš taip jaučiuosi? O kodėl tas yra blogai? Ir tas kodėl eina į gilį. Šiaip šitas pratimas aš iki 7 klausimo kodėl nesu atėjus. Aš taip jaučiuosi, kodėl. Susitvarko problema. Kur galima rasti tą? Tai nieko, pasiemi lapą, aš pasiemu baltą lapą, užraš ar kompiuterio ekraną, sakau, kodėl aš taip jaučiuosi. O kodėl taip atsitiko? O kodėl ten tas ir tas ir tas ir tas? Bet čia pats turi savo užduoti. Absoliučiai, viskas prasideda nuo mūsų pačių. Ir tada tu ant lapo matai žemėlapį savo problemos. Tiesą sakant, hedonizmas, geri laikai, norėjimas prabangos, jeigu tu savo tą gali leisti, tai nėra blogai. Antras dalykas, ką aš praktikuoju, tai aš stengiuosi, ne visada tai pavyksta, bet beveik dabar jau dažniau pavyksta, nei nepavyksta, absoliučiai negalvoti, ką galvoja kiti ir nekonkuruoti, tai yra nelyginti save su kitais. Tai jeigu aš kažką darau, tai aš nebandau pralenkti kito kažkam kažką. Ir jeigu aš save pagaunu, kad šitas veiksmas yra išbandymo kažką kitą aplenkti, kažkam kitam, net neaplenkti, įrodyti, jam, nes dažnai būna, jam dabar, tai aš parodysiu. Bet yra pats sunkiausias šio laikmečio iššūkis. Taip. Nes visi Instagramai, visi TikTokai ir yra apie tai. Taip. Tai jeigu save pagauni, kad selfie nori įsikelti dėl to, kad nori kažkokio vieno laiko, nes dažniausiai žmonės, aš kažkokį tyrimą amerikiečių skaičiau, kad dažniausiai Facebook'e, kai žmogus kelia postą, satisfakciją jis pajaučia gali būti 1000 laikų. Bet jeigu nepalaikina tas konkretus žmogus, kuris yra mūsų target audience, viskas. Tai jeigu aš save pagaunu, kad aš noriu įkelti Facebook'o postą dėl to žmogaus laiko, tai aš tada tam žmogui paskambinu. Ir paklausiu, kaip jam sekasi. Kodėl nepalaikinai mano postą? Ne. Ta prasme, tai čia yra kaip atpažinti ir kaip išsiugdyti, tai būtent, kad jeigu aš ir tas vienas laikas yra dėl kito nuomonės reiškia, tai aš stengiuosi, sakau, dažniau pavyksta negu nepavyksta, galvoti, ką aš galiu padaryti, kodėl aš tai darau, kokia to prasmė ir misija. Ir ar aš tikrai su nieko nelenktyniauju, nes aš dažnai sulaukiu klausimų, kai tu darai ten milžiniškas tas visuomeninės iniciatyvas, dabar turėjom tą Laisvė šviečia radarom koncertą Lukiškių aikštėje, kur ir dar susijungė ir 40 savivaldybių, tai nebuvo tik tai televizinė transliacija ar ten renginys Lukiškių aikštėje. Tai tokios iniciatyvos, jos pavyksta tik tada, kai tu turėdamas idėją, ir kažkada, bet pirmo karo dieną išvedė mes ten galbūt 30 000 žmonių. Tai jos pavyksta tik tada, kai jų dalininkai, kai tu nedemonstruoji savo ego apie tai, tipo, kad čia aš padariau, kai tavo idėjos dalininkais tampa visi kiti, bet dalininkais lygiaverčiais. Tai reiškia, kad tai nėra tik Agnė Zalanskaitė ir čia dabar vėliavą neša Agnė Zalanskaitė. Aš dažnai iš viso pasitraukiu į antrą planą ir leidžiu kitiems komunikuoti, kurie galbūt yra žinomesni žmonės arba ten jų nuomonės labiau girdi ir panašiai, nes tikslas yra, kad pati idėja išsivystytų, išaugtų ir pasiektų rezultatų, kurių mes siekiam. Tai yra kartais labai lengva apsigauti ir mes šitais aš kaip sakau, šampūninių influencerių laikais yra labai labai sunku kovoti už tą širdžių frontą, ir veiksmo frontą. Mūsų pokalbį įsivaizdavau, kai kviečiausi tave,
turbūt kaip pagrindinė tematika, kad mes kalbėsim apie filmus, dar aš esu be galo dėkingas, kad tu jau padėjai atsakyti į tam tikrus vidinius, nežinau, savęs radimo ar kažkokius. Tas pats 7 kodėl metodas, jeigu žmonės tai išgirs, pamatys ir pasibandys, manau, kad ir mes niekaip neperinam prie tų kino reikalų, bet tikrai pažadu. Dar vienas klausimas. Žaviuosi, tikiu, pritariu, bet tu irgi esi žmogus, ne? Žinoma. Stiprų žmonės irgi verkia šiaip iš tikrųjų ir tai atsitraukdama į antrą planą, kas yra, kaip tu saugai savo savivertę, kur tu ją, kaip tu ją ugdai. Nes tas visas toksai teisingas gyvenimas, jisai labai dažnai atima iš to žmogaus ne tik energiją, bet ir tą tokį vadalinimąsi su visais, visų susvarbinimas, teisybės sakymas, nes taip ir yra iš tikrųjų. Bet kartais mes žmonės tokie, kaip ir socialinės būtybės, bet mums būtina ir savo prieš save kažkaip, tą reiškia pasitvirtinti, kad čia tavo ego kalba. Taip, bet ego yra žmogaus dalis, jisai negali niekur dingti. Aš kaip sakau, aš vairuoju tokią mašiną, sąlyginai paprastą, kur tiesiog ant sėdynės telpa mano ego. Tai žiūrėk, man nereikia kažkaip su tuo tvarkytis, kai aš nueinu į antrą planą ir panašiai. Dėl to, kad viskas, jeigu aš darau, darbai, filmai, visuomeninės misijos, pasirinkimai, su kuriais draugais leisti savaitgalį, pasirinkimai dėl laisvalaikio ir visa kita yra tik dėl to, kad aš pati to noriu ir aš tuo tikiu. Tai kai tu padarai kažkokį renginį, visuomeninę iniciatyvą, sukuri filmą, įgyvendini gerą reklamos kampaniją, jau savaime padarimas šito dalyko yra mano savirealizacijos dalis. Nesvarbu, ar aš stoviu ant scenos, ar aš kalbu į mikrofoną ir esu minios priekyje, ar aš esu minios gale. Gal tai yra apie tą tikrą kuriančią lyderystę, o ne tavo padaryti darbai yra tavo savivertės pagrindas, ne? Mano padaryti darbai yra, jie stiprina mano savivertę, nes aš kas kartą įsitikinu, kad aš galiu ir labai dažnai pralenkiu save, nekonkuruodamas su kitais. Supranti, kad tavo savivertės pagrindas arba tai yra labai aukštos prabos dalykai, nes tai, ką tu darai, yra didžiuliai projektai, ne? Tai reiškia, kad ir automatiškai tu save įpareigoji ir ateityje lygiai tokio pat didžiumo reikalus daryti. Nieko, aš galiu padaryti renginį Lukiškių aikštėje ir aš galiu nuvažiuoti į senelių namus, pristatyti filmą arba padėti kokiai nors vienai šeimai padaryti kažką. Tai, kadangi tai nėra apie savi eksponavimą, kaip aš atrodysiu, sakykime, Lukiškių aikštėje darydamas į selfie su 30 000 žmonių, arba kaip aš atrodysiu ten, žinai, nepasidarydama selfie, bet nuvažiuodama kažkur ir padarydama gerą darbą. Tai nėra apie kažko, aš savo nekeliu, tai sakau, kad yra 7 kodėl, tada yra negalvojimas, ką pagalvos kiti ir nebandymas kažkaip pašerti savo ego. Viskas yra teisingai, labai tik sunkiai padaroma. Ne, bet čia gyvenimo būdas, man tai... Apie tave aš net nebejoju, aš vėlgi galvoju apie kitus žmonės, apie daugelis tų, kad visi, gerai, 83,43% žmonių deklaruoja, kad man nesvarbu, ką apie mane galvoja kiti, bet 99% žmonių, jiem yra svarbu tai, ką galvoja kiti, kaip jie besimaivytų, kaip jie bedarytų, bet tik pabandyk kažką parašyti komentarę, arba nepadėti, neuždėti laiko, arba uždėti kažką ir jau atsiranda reakcija. Bet žiūrėk, viskas yra mūsų gyvenime. Net ir tavo rytas šiandien prasidėjo. Noriu arba ne. Kažko. Tai ir jeigu aš noriu, tada man reikia valios, ne? Kažkokius dalykus, jeigu tai yra sudėtingesni dalykai padaryti, ne? O valia, jinai nėra paveldima, jinai nėra, netgi apie valios ugdymą, kai mes kalbame,
man atrodo, kad valią sukuria valios veiksmas. Tu negali būti savaime valingas arba nevalingas. Gali. Kaip? Nu, tiesiog tu arba Nes tu valingas esi, nes kažką tai konkrečiai darai. Nes išsiugdžiau valią treniruočių metu. Nes tu valingas sportuoti esi, nes tu sportuoji kiekvieną dieną. Bet tam, kad aš kiekvieną dieną... Bet valingas tu nebuvo... Pasiginčkim, žiūrėk, viskas gerai. Aš tavo pusėje viskas tvarkoju, bet aš sportuoju kasdien, bet aš pačioje sportavimo pradžioje negebėjau ir neturėjau valios sportuoti kasdien. Aš slydau, dariau klaidas, didelius tarpus, mėčiausi, nuolaidžiavau savo, nesilaikiau disciplinos, viską. Bet tada po truputėlį veržiau tą diržą, ir va tada žingsnis po žingsnio esu visame tame, kad laikausi. Vėlgi, žinodamas tai, kad bent menkiausias, gerai, ne menkiausias, bet lengvas per vienos kilpo to diržo atleidimas gali mane numesti vėl atgal į... Tai tu tik patvirtinai, kad tavo valia sukūrė tavo valią sportuoti. Bet treniruotės, treniruotės sukūrė tavo tvirtesnį kūną ir visą kitą. Valia sukūrė valios veiksmas. Tai reiškia, kad jeigu mes norime sportuoti, mes turime prisiversti eiti sportuoti. Jeigu mes norime sveikai valgyti, mes turim prisiversti sveikai valgyti ir to laikytis. Ir iš to kyla valia, iš tavo valia kyla iš tavo valio, iš tavo noro sportuoti. Kuo dažniau mes tai darome, tuo stipresnė valia ir tuo atsiranda. Paprasčiau. Ir paskui jau atsiranda nebūna, nebe tik valia, jau atsiranda ir disciplina, jau atsiranda dalykai, kur mes dažnai kartodami, aš, pavyzdžiui, nemėgdavau bėgioti, ne? Tiesiog nemėgdavau. Dabar tai yra dabar nemėgstu. Aš ne tai, kad mėgstu ar nemėgstu, bet aš jau pagaunu save kartais, kad mano širdis ir tonusas leidžia bėgti jaučiant malonumą. Nebūna tokių dalykų, nepasakau. Tai tu gal labai greitai bėgi. Bėgime nebūna malonumas, bėgioju visą laiką. Aš bėgioju 6 peisų dabar ir jaučiu malonumą. Jeigu reikėtų bėgti greičiau, nejaučiu. Nežinau. Gerai, gal kada nors. Man kažkaip tai tie bėgimo dievai gaili to endorfino. Ne, aš save esu pagavusi jau ir tas, vien dėl to yra verta dar ir dar kartą išbėgti, kad nereikėtų tų milžiniškų pastangų vėl grįžti į ritmą. Arba aš dabar čia dėl darbų 3 savaitės nežaidžiau badmintoną, tai aš realiai prieš porą čia treniruočių galvojau, kad aš paliksiu plaučius ir širdį ir viską korte, bet kažkaip atgrįžti ir vėl ir fainai. Gerai, grįžkim dabar prie tavo, manau, kad labai gera buvo ta dalis mūsų pokalbio, kurią mes sukalbėjom. Grįžkim prie tavo kinematografinių dalykų. Pirmas klausimas, net ne nuo to. Tu kaip saviraiška, kaip komunikacija, kaip, aš įsivaizduoju, čia tavo vidinė tokia kilo, nori parodyti, tau svarbu yra vertybės ir tugi galėjai, kodėl kinas, kodėl ne literatūra? Kodėl tu ne knygas rašai, o knygą? Kodėl ne skulptūras darai, žinai? Geras klausimas. Aš kažkaip pagavau save, kad man sekasi pasakoti istorijas ir pasakoti jas įdomiai. Ir kinas yra labai patrauklus būdas žmonėm atskleisti to laikmečio dramatizmą, parodant, o nepaliekant vaizduotį. Ir tiesą sakant, rašytojų apie tą laikmetį mūsų laisvės kovų istoriją, jeigu mes imam nuo 40 grubiai iki pat 56, tai autorių, kurie yra rašę knygas ir tų pačių laisvės kovotojų atsiminimų, jų yra pakankamai daug. O istorinės dokumentikos tomis temomis nebuvo ir aš mačiau labai aiškę savo misiją, kad jeigu man tos temos atrodo svarbios, galbūt daliai žmonių jos gali pasirodyti svarbios ir tada jas reikia papasakoti kiek įmanoma patraukliau, apdorojus visą medžiagą, kad žmogus per valandą galėtų susidaryti vaizdinį apie to meto kovą ir kažkokį net ir patyriminius dalykus, ar ne, paliečiant. Tai todėl aš nusprendžiau specializuotis tik tai, nors tuo metu tai nenusprendžiau, kai dariau pirmą filmą apie Juozą Vitkų Kazimieraitį, tai aš tiesiog
bandžiau daryti tai, kaip aš tuo metu įsivaizduoju. Tai aš dabar, kai tos filmus pasižiūriu, tai net ir paskutinio savo filmo jau sunkiai galiu žiūrėti, nes tu su kiekvienu darbu tu praugi save ir tada žinai, kaip dar kitaip tu galėtum daryti ir panašiai. Tai aš pati augu kaip žmogus, kurdama istorinę dokumentiką apie laisvės kovų herojus. Aš augu kaip kino žmogus, kalbant apie paties filmo jau režisūrą, scenarijaus konstrukciją ir išpildymą, ir ten tikrai dar daug darbo man reikia padaryti. Ir aš tikiu, kad mano istorijos, kurias aš pasakoju apie laisvės kovų herojus, jų pavyzdį ir panašiai, įkvepia dalį jaunų žmonių, kai kas atranda autoritetą, kai kas atranda dar kitus atsakymus į stipriai platesnius klausimus, apie ką mes ir kalbėjome, ne? Jeigu žmonės galėjo po 10 metų slapstytis ir kažkaip laikėsi, tai gal mūsų tos visos problemytės yra tokios, žinai, mums atrodo rimtos, bet tikrai įveikiamos. Kai tu pradedi statyti filmą, jis susidaro iš begalės dalykų, ne? Iš išvaizdos, čia kaip čia pasakyti, iš rūbo, kaip atrodys filmas, ne? Iš žinutės, iš giluminių dalykų, iš vertybinių. Kas tau pačiai yra svarbiausia statant filmą jame? Tai mano filmas visada prasideda nuo istorijos, kuri mane įkvepia. Ir jinai arba įkvepia, arba ne. Ir aš dažnai, tiesą sakant, dabar jau tas laikmetis yra mano gyvenime, kai man skambina ir sako, labą dieną, mes turim temą, ten turėsim kažkokias tai metinės ir tas laikotarpis yra ten galbūt labai svarbus, arba ta tema yra labai svarbi ir gal jūs galite sukurti filmą. Ir net dažnai tai nutinka taip, kad net ir sako, kad ir biudžeto dalį arba didžiąją dalį gali skirti ir čia tik tai imk ir daryk atrodytų. Bet aš nesu nei vieno scenarijaus parašius pagal užsakymą. Kitaip tariant, sveiki reikia, mes nedalyvaujam kaip kūrėjai jokiuose ten valstybės konkursuose nustatytom temom laimėti. Ne. Aš kuriu, mano filmas prasideda nuo istorijos, tada žinoma, kad gimsta scenarijus, paskui gimsta aktoriai, ne, kaip pavyzdžiui mes darėme dabar filmą apie Juozą Vitkų Kazimieraitį. Mano gyvenime svajonė buvo turėti filmą, savo filmą, kuriame vaidina Dainius Kazlauskas. Ir aš atsimenu, kaip man ten rankos drebėjo ir kojos, kai aš jam skambinau, nes Dainiaus iki savo filmo šito nepažinojau. Ir Dainius sako, žinoma, tik sako, mažas niuansas, mes šitoj išskrendam ten, išskrendu į Argentiną, mes turim labai ribotą filmavimo laiką, tai jeigu mes spėjam, tai viskas gerai, amen. Ir žinoma, kad aš padariau viską, kad jisai spėtų ir mes prisiderinom ir savo filmavimo pamainas ir viską prie jo, nes mes norėjom būtinai turėti jį. Ir, kaip sakoma, svajok atsakingai, svajonės pildosi. Tai tas filme man svarbiausia istorija. Dabar jau, kadangi aš esu sukūrus 4 filmus dokumentinius, man dabar labai darosi svarbu ir raiškos formos, ne? Kaip kokybiškai aš galiu išpildyti tą scenarijų, kurį aš parašau, ką aš rodau kiekvieną sekundę dengimuose, kaip tie dengimai atrodo, ne, kokie yra tada tų vadinamų masuotės atlikėjų rūbai, grimas, pavyzdžiui, save pagavau kai kur, kad anksčiau nekreipdavau dėmesio. Čia labai atvirai dabar, kalbu, šiaip režisieriai dažnai savęs taip nekritikuoja, bet matau, kai kur, pavyzdžiui, masuotės atlikėjai pervaidina. Tokie jau ateina dalykai, kur tu... Ego. Ne, tiesiog... Ne, tiesiog tu atėjai tenai nors kažką paveikti ir tau labai norisi būti matomam. Ir tada jau kyla tokie dalykai, tai dabar, kadangi rašau naują scenarijų ir tiesą sakant jau ne tai, kad rašau, jau jisai praktiškai toks jau yra pasiruošime pradėti filmavimus. Tai jau ta dalis ir tada žiūri, čia jau man nebeužteks tiek pinigų, kiek aš buvau numačius, tada kokie yra partneriai, ne, kur aš galiu, kaip sakoma, kaip susikonstruoti biudžetą tam, kad nebūtų dar vienas filmas, pasiteisinimas, kad, žinai, čia mažo biudžeto filmas ir apskritai mes viską savo lėšom darom. Mes, kaip sako lietuviško repo klasikai, dėmesys smulkmenom yra meistro požymis. Šiaip. Iki to reikia užaugti turbūt, ne? Po truputį ateina jau. Iš pradžių svajonė iš esmės norisi įgyvendinti, o paskui jau pradedi
žaisti. Jo, čia ilgas kelias yra. Kodėl tiek daug filmų būtent apie Vitkų Kazimieraitį yra? Tai su Net Vitku... pusė tavo filmų yra apie jį. Ne, tai čia labai gavosi taip, kad aš iš tikrųjų pirmas mano filmas nepaprasta auka buvo apie Juozą Vitkų Kazimieraitį. Ir kai dabar 22 metų lapkritį paaiškėjo, kad rasti jo palaikai, o tas filmas mano nepaprasta auka tuo metu, ten daliai gal žmonių atrodė, kad tai yra labai geras filmas, kad čia viskas yra tvarkoj, bet aš kai žinau, kaip mes jį darėm, kokie buvo jo biudžetai, kokie buvo jo tempai ten ir visa kita. Ir čia tikrai dėl ego. Turiu prisipažinti dėl to, kad kai atrado jo palaikus, aš kaip komunikacijos žmogus ir mes labai tampriai bendraujam, aš esu išventinta į Vitkų šeimą, Juozo Vitkaus anūkų ir sūnų ir ten yra plati giminė. Ir mes einam ten į jo bunkerį prie Skroblaus Marcinkonyse ir aš sakau, kad klausykit, tai dabar jeigu iš tikrųjų pasitvirtins, kad atrado, tai ir bus ažiotažas daugmaž kaip per Adolfo Ramanausko Vanago laidotuvės, negi rodys tą mano filmą. Ką daryti? Ir kadangi jau aš buvau po šito filmo, šis nepaprastau apie Kazimieraitį išėjo 2017, 2018 išėjo Nenugalimas apie Adolfą Ramanauską Vanagą, 20 jau kino teatruose išėjo Partizanas apie Juozą Poliūną Rytą. Ir galvoju, jeigu mano filmą jau rodė kino teatrai, jeigu Juozas Vitkus Kazimieraitis buvo tas žmogus, kuris atvedė realiai mane į atskirą istoriją, kaip aš tą filmą pradėjau kurti, atvedė realiai mane į istorinės dokumentikos temą, negi dabar apie mano herojų, jis man iš tikrųjų yra autoritetas, negi dabar per jo valstybinės laidotuvės rodys tą seną mano filmą, kuris... Taip, Agne. Taip. Tai jį rodė, tiesą sakant, jį rodė, bet LRT ir paskui buvo transliuojamos valstybinės laidotuvės, bet kino teatruose mes pristatėme tokį filmą, dėl kurio apie jį man negėda. Tai iš ego kartais tokie dalykai kyla. Naująjį tavo filmą. Bučioji Juozas vadinasi, taip. Tai, bet tu juk pradėjai jį statyti dar nežinodama, kad atrasti palaikai, ar jau žinodama? Aš jį pradėjau statyti 22 metų lapkričio mėnesį. Tai labai greitai? Taip, rekordiškai greitai, fantastiškai greitai. Sukotės ten kaip vyjurkai? Ojei. Ta prasme, ten iš tikrųjų buvo, lapkričio pradžioje mes sužinojom, kad iš Lino Kvizikevičiaus, aš su juo susiskambinau, jis laišką mums parašė per Kazimieraitis LT, aš jam paskambinau, sako, yra ten 6 dėmenys, 5 yra tikrai atitinkantis ten ūgis, amžius, ten lytis, sužeidimo vieta, patologijos ir visa kita, reikia padaryti DNR. Ir vieta, kur rado ir pagal liudininko daugmaž parodymus. Ir tipo liko padaryti DNR, bet sako, yra labai labai daug šansų, kad čia yra Kazimieraitis. Ir radiniai dar buvo ten tam tikri daiktai šalia jo rasti. Ir lapkričio 24 ar 6 dieną, 24 jau preliminariai pasakė, kad jo rado ir gruodžio mėnesį patvirtino. Tai ir tai laidotuvės jo vyko 23 metų spalį, tai mes rugsėjai pristatėm filmą, dėl kurio mane gėda. Oho. Jo, tai buvo labai, bet tik tiek, kad žinai, kad aš taip greitai galėjau šitą temą išvystyti, iš esmės įvesti kokybinį pokytį į scenarijų. Aš rašiau visą filmą pirmu asmeniu, tik dėl to, kad turiu šeimos pasitikėjimą. Dainius Kazlauskas vaidina Juozą Vitkų ir jisai pasakoja pirmojo asmeniu apie viską. Tai dėl to, kad aš tiesiog labai gerai žinau šitą temą. Tai tada yra lengva rašyti, lengva įvesti pokytį į filmo kokybę, kuo jisai skiriasi nuo buvusio ir panašiai, nes jis toks daugiau jau dokumentinis, bet taip įdomesnis priėjimas yra žiūrovui pasakojant istoriją, kai jam nereikia girdėti užkadrinio teksto, nesisuka juodai baltos nuotraukos, kurios lėtai artėja ir lėtai tolsta, viską atvaidina pasakotojai. Ir tikiuosi, kad šitas toks yra patrauklesnis priėjimas prie jaunų žmonių, kuriems ir taip sustabdyti juos pasižiūrėti tokią temą yra pakankamai sudėtinga, bet jeigu tu bent truputį domiesi, tai kažką tu gali tame išgirsti. Bet pavyzdžiui, dabar aš kuriu filmą apie žvalgybos legendą Marcelę Kubiliūtę, filmas vadinsis Geležinė lapė. Gal galima trumpai, tokį
trumpą tizeriuką tokią apie tai, kas jinai, kodėl tu darai apie ją filmą ir aš žinau, bet... 18-metė gražuolė su geltonos lapės kailiu aplink kaklą apvinioja aplink pirštą Lenkų sukilėlius 1918 metais. Pavogė Lenkų sukilimo, perima Lenkų sukilimo dokumentus, juos perdoda Kaune jau esančiai ir pabėgusiai Lietuvos laikinai vyriausybei. Mūsiškiai lietuviai suima 110 Lenkų sukilėlių ir taip Lietuva išsaugo nepriklausomybę. Ir jai tuo metu buvo apie ten 18, 19, 20 metų ir jinai sugebėjo savo žavesiu, įžvalgomis, kontaktais ir visų kitų padaryti šitą veiksmą, nes taip paimti Lenkų sukilimo dokumentus iš jų būstinės pačiai, su raktininku, padirbant raktus ir visa kita, buvo reikalų ir jinai tuos dokumentus perimtus apdairiai perdavė tokiai savo draugiai Aldonai. Mašinos padangą sudėjo tuos dokumentus važiuodami į Kauną ir juos sugebėjo perduoti lietuviams. Ir aišku, po to jinai dirbo užsienio reikalų ministerijoje, bet tuo pačiu metu perdavinėjo milžiniškas sumas pinigų į Vilniaus kraštą. Kaip sakoma, vykdė visas žvalgybinės misijas, buvo suimta ir jau jos tas gyvenimo pabaiga tokia labai liūdna, nes jinai buvo ištremta ir paskui jau, kai sugrįžo, labai daugelis apsimetinėjo, kad jos tiesiog nepažįsta, išsižadėjo, nes tiesiog buvo pavojinga, Lietuvoje jau buvo okupacinė valdžia ir mirė jau nuo onkologinių ir šiaip bendrai ligų, nes sveikatos buvo silpnos. Bet man žaviausias momentas, kad kaip jinai mokė lietuvės moteris lietuvės, kurios tuo metu labiau kalbėjo lenkų kalba, lietuvių kalbos, kad galėtų laiškus savo vyrą prašyti. Tai tokia iš tikrųjų įspūdinga persona, apie ją pasakosim filme ir apie kontekstus. Tai vat, pavyzdžiui, suprasti tą visą Lenkų sukilimą, kad žiūrovui tu neįvestum jo į ilgo istorijos vadovėlio skaitimą ir kad jisai lengvai pagautų kontekstą, o kodėl ir iš kur tas herojiškumas kyla, tai tų knygų reikia perskaityti labai nemažai. Ir vis tiek filme kartais būna, kad kviečiamės istorikus kalbėti, tai neapsijuokti kalbinant istorikus temomis, kurios svarbios filmui ir dažniausiai žinoti daugiau negu tau žiūrovas, pašnekovas bando atsakyti. Tai ypač, pavyzdžiui, apie Vanagą ir Kazimieraitį, kai kūriau filmus ir kur yra liudininkai to laikmečio. Ir jeigu tu nežinai temos, jie tau pasakoja, pavyzdžiui, man vienas vyrukas pasakojo, kaip jisai gavo iš Vanago, ryšininkas gavo iš Vanago ginklą ir su to ginklu ėjo prie sausio 13 prie parlamento. Ir tu galvoji, Adolfas Ramanauskas Vanagas, ryšininkui niekada neatiduos ginklo, apskritai joks vadas ir joks partizanas ryšininkui ginklo neatiduos. B, jeigu jau tas ryšininkas buvo toks svarbus, kodėl nėra jokių trėmimo, jokių bylų apie jį užvesta. Ir tada dar keletas aplinkybių, kuris tuo metu buvo ir kur buvo Vanagas ir panašiai. Ir tu supranti, kad kartais jau vyresnio amžiaus žmonės idealizuoja tą laikmetį tiek, kad jie susitapatina su tuo, ko skaitė. Aš jokiais būdais nesakau, kad tas žmogus ten sąmoningai meluoja, bet tai yra ten... Kartais žmonės sąmoningai meluoja, norėdami dėl to paties ego būti svarbus, matydami, kad tas laikmetis yra pagarboj. Ir tu turi būti pasiruošus, išklausyti, taip toliau, pasitikrinti faktus ir tada arba dėti tokius, nes čia man tai būtų nuostabi istorija anonsui. Žinai, vyrukas, kuris gavo ginklą ir jis rodo ten tą ginklą ir viską, žinai. Tu supranti, kad net laiko kritikos. Mano didžiausias peilis lietuviškose filmuose yra blogos pabaigos. Ar tavo naujas filmas bus su bloga pabaiga? Nes, pavyzdžiui, jeigu aš... O kas yra gera pabaiga? Ne. Tiesiog nerodyti tos pabaigos, kaip viskas baigėsi blogai. To liūdėsio nerodyti. Jo. Sukilimas. Tai dėl šito galiu pažadėti. Žygdarbį rodyti, o kas toliau, tai čia yra kito filmo gali būti. Jo, arba televizinės laidos, arba teksto. Jo, su šitu aš sutinku ir tik tai kartais, žinai, iš žiūrovo pozicijos sutinku, iš
istorikų pozicijos, pavyzdžiui, kurie komentuoja, tu tipo turi vaizdinį parodyti ir panašiai. Tai iš kino kritikų dar apskritai, ten, vat ir dabar aš čia gavau po savo šito filmo ten recenzijų, kaip aš čia drįsau ten kažkokią temą paviršium praeiti, nes jinai ten kažkokiam istorikui susireikšminusiam ir vis bandančiam pasirodyti, pakritikuojant kitus, kažkuo ten labai ten kosmiškai svarbi ir lemianti. Ir sakau, tai, nu, jeigu turit pasiūlymų, paimkite ir padarykit patys geriau. Let's do this. Yra... Bet dėl pabaigų aš sutinku. Man tai toksai, užtenka tų ašarų. Ta prasme, jeigu mes imam juos pavyzdžiais, nes jie yra didvyriai, tai kalbėkime apie jų didvyriškumo momentus. Aš sutinku. Jeigu tau dabar įsivaizduok, tu esi, nežinau, turi visas pasaulio galimybės pastatyti filmą, kuris uždegtų mumise pasididžiavimo, patriotiškumo. Kaip tas filmas atrodytų? Kaip tu darytum? Žinok, niekada negalvojau, nes reikėtų atsakyti savo į klausimą, kas yra tema telkianti ir praeities dar kartą tą, ir dabartį. Bet, nu gerai, kad tau būtų lengviau, aš papasakočiau. Mes apie tai kalbėjom Helsinkį, kai sėdėjom kavinėje prie bokalo arbatos. Tai reiškia, aš, būdamas, jeigu aš būčiau milijardierius, nežinau, ten Marso turėtojas, ten, koks nors ten, aš pasamdyčiau kiečiausią Hollywoodo režisierių, pasamdyčiau didžiausias dabartinės pasaulio žvaigždės, Stathamą, ten, reiškia, ką tik tai, ir jie vaidintų laisvės kovotojus arba imčiau, nežinau, Žalgirio mūšio tematiką, ne, apie tuos laikus, kai mes sugebėjom sustabdyti kryžiuočių ordino, galingiausio ordino tuo metu Europoje, reiškia žiaurumus ir chaosą siejama visose valstybėse, ne, mes sustabdėm, jisai paskui subirėjo, ir ne tik jisai, jau prieš tai Livonijoje mes susidėliojom, ir yra dar krūvos istorijų lietuviškų, kurių galima į tą filmą įtraukti kaip, bet tai būtų Hollywoodo filmas su netitinkančia 100% istorinė tapatumo, reiškia, patvirtinimu netitinkančiu, bet tai būtų tas filmas, iš kurio išėjo žmonės su gera pabaiga, kur po mūšių visi parijotų ten bučiuotųsi besileidžiančių, reiškia, ten sudargo kalvų fone. Ir, nes aš tai tokio filmo noriu. Tai žiūrėk, ne viskas yra taip neįmanoma apie tai, ką tu kalbėjai. Žinau, kad ir esu girdėjus, kad labai rimtai ruošiamasi, nenoriu dabar vardinti nei ten vardų, nei pavardžių, nei herojų vardų pavardžių, bet ruošiamasi rimto istorinio epo kūrimui. Nesu tikra, kad pavyktų išpildyti tavo norą dėl hollywoodinių režisierių ir hollywoodinių aktorių, bet kad tai turbūt bus bendros gamybos vienas didesnių lietuvių filmų, artimiausių metų jis bus pradėtas gaminti, tai kokius 5 metus reikėtų skaičiuoti, kad jisai vyktų, galbūt greičiau. Bendros tai čia kas? Lietuviai ir Lenkai? Matysim, aš nenoriu išduoti temų ir tam dalykų. Bet Lietuviai ir Lenkai gali pastatyti tokio... Aš manau, kad, žiūrėk, mes turėjom dabar keletą kinematografijų, sakykime, 2 tokie ryškesni buvo epizodai, tai buvo Pelėdų kalnas ir buvo Tarp pilkų debesų. Tarp pilkų debesų yra, man atrodo, aš galiu klysti, vienas brangesnių lietuviškų filmų, kuris savo skaičiais labai sėkmingai rinko sales ne Lietuvoje. Ne? Tai, man atrodo, filmų yra labai svarbus įvertinimas. Bet žiūrėk, Hollywoodas, kaip ir Roma, per naktį neatsitiko. Ir mes, nuskaičiuodami, kaip sakoma, 30 plus savo laisvės metų, po truputį ir mūsų kino bendruomenė, ir kūrėjai nubręstam dideliems dalykams, ne? Kaip aš su kiekvienu savo mažiukų filmu kažkur paaugu ir panašiai, tikrai nepretenduoju į didelius projektus ar dar kažką. Taip ir mūsų pagrindiniai režisieriai, pagrindinės kino industrijos kūrėjų įmonės, jos bręsta tiems dalykams. Ir, žinok, pavyzdžiui, aš tikrai labai norėčiau, kad koks nors Emilis Vėlyvis imtųsi tokios temos, kuri būtų wow, ne? Arba žmogus, kuris kuria žiūrovišką kiną, iš tikrųjų žiūrovišką kiną, Tadas Vidmantas, kurio komedijos renka sales, tai nebūtinai jisai
jo žanras yra komedijos, bet nebūtinai jisai negalėtų sukurti kažko labai rimto. Tai man atrodo, kad potencialą mes turim ir neskubėkim savęs nurašyti. O tokiem filmam, kad jie atsitiktų mūsų istorijos su hollywoodiniais kūrėjais, tai tas istorijas reikia parduoti hollywoodiniams kūrėjams kaip istorijas, kuriom jie susidomi. Ir dabar mes kalbame su Agne kaip komunikacija. Taip. Beje, Giedrės Žickytės Šuolis, mano galva, buvo labai, labai geras filmas, įtraukiantis visiškai ir, kaip sakoma, ringinantis ir JAF auditorijai, ir pasakojantis apie sudėtingą sovietų okupaciją, santykį Lietuvos okupuotos su sovietmečio valdžia ir kaip dorojasi su paprastais žmonėm ir jisai jau dabar amžinatilsį buvo įspūdinga figūra tuo momentu. Jis buvo laisvės influenceris tuo metu Amerikoje. Ar kaip tu matai lietuviško pilietinio ir patriotiško kino ateitį? Šiaip, nebefantazuojant, kas čia kur ką darys, bet kaip tu dabar matai? Tai aš manau, kad čia ne aš aiškiaregė, kad matyčiau, bet nujaučiu, kad apskritai mūsų kine vyksta labai geri dalykai. Aš tai čia esu pati menkiausia turbūt figūra iš visų kūrėjų, lyginant su to, ką daro Giedrė Žickytė, ką daro Karolis Kaupinis, ką daro visi kiti. Tai aš tik po mažą plytelę dedu į tą altorėlį, kažkur palopydama temas, kurios galbūt jiems nėra tiek įdomios. Tai aš matau labai, kad mes augam. Izaokas, Šuolis, ir visi kiti filmai, kurie yra fantastika. Tai mes tik tai turim, kas man atrodo sudėtingiausias laikmečio iššūkis, tai pradėti liesti labai sunkias temas. Pavyzdžiui, mes visai neliečiam žydų temos, Ona Šimaitė yra vienas iš tai mes dar kol kas, nes filmas gali gimti tada, kai istorija yra baigta. Tai, pavyzdžiui, mūsų santykiai su tas nuoširdus toks atsiprašymas, kad taip atsitiko, nesvarbu, kad tu tame nedalyvauji. Atsiprašau ir ačiū, žodžių gyvenime niekada nebus per daug, ypač nuoširdžių, nuoširdžios nuostatos, kad žiūrėkit, atsiprašom už tai, kas atsitiko. Tai kita istorija holokausto bus įsisąmoninta kaip mūsų protėvių klaidos tam tikros ir nebūtinai kiekvieno. Lygiai taip pat kaip, mes kalbam apie laisvės kovotojus, bet aš labai jaučiu, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose tokį mes visada pamirštam, kad yra žmonių, kurių senelis, prosenelis, tėtis buvo ne laisvės kovotojų pusėje. Ir kaip jam dylinti su šitu, kai tavo tėvas buvo NKVDistas. Arba išdavė, partizanus ar panašiai. Ir čia yra sunkios mūsų tapatybės temos, kur tu negali būti atsakingas už tai, bet tada, jeigu tu nesi herojaus, Kazimieraičio sūnus ar vaikaitis Vanago arba bet kurio kito paprasto Lietuvos partizano, o atvirkščiai tavo tėvai ar seneliai. Bet labai paprasta, mano akim žvelgiant. Kaip tu sakai, kaip man 7, kodėl yra paprasta, taip tu sakai apie šitus dalykus. Aš negaliu atsakyti, jeigu taip yra mano gyvenime. Aš už tai negaliu atsakyti, bet aš tada viešai deklaruoju, kad kadangi tai ne mano gyvenimas, tai ne mano pasirinkimai, tai mano giminės žmonių pasirinkimai, bet aš nepritariu nei tam režimui, nei reiškia. Ir tu savo pavyzdžiui dabar gyveni taip, kaip tu o tai kam gyventi. Aš pritariu, yra mano darbai. Bet yra daug žmonių, kurie turi šitus iššūkius. Tai man atrodo, grįžtant prie tavo klausimų apie dokumentikos, apskritai Lietuvos kino ateitį, tai man atrodo, kad jinai yra labai šviesi. Čia reikia, beje, labai stengiuosi dažnai nevelti politikos į savo kalbas, bet man atrodo, kad tam tikri pakeitimai, kurie yra atsitikę su kino industrijos finansavimu, yra labai geri ir suteikia, aišku, visą laiką galėtum sakyti, kad galėtų būti dar geriau, bet tai, kas yra dabar padaryta, tai kaip veikia kino centras, kaip veikia santykyje su kitom institucijom, kultūros ministerija,
kaip tu nejauti, kad tai yra vat, užsakytas projektas, ta prasme, kaip kad ir nedidelį tą biudžetą daugmaž padalina visiems, kaip veikia algoritmas nuo parengiamųjų darbų iki gamybos darbų, iki platinimo. Tai nors mes retai pretenduojam į tuos krepšelius, aš nesijaučiu verta konkuruoti su didžiaisiais ir nugriebti nuo jų biudžeto. Mes viską darom privačių rėmėjų lėšom, bet tai, kas yra nutikę ir tam, vat, sakykime, jau politiniam lygmenyje padedant kino industrijai, aš vertinu kaip labai gerą dalyką. Norėčiau šioje vietoje ir sustabdyti mūsų pokalbį. Labai norėsiu sugrįžti prie jo ir būtinai dar kartą pasikalbėti apie pokyčius gerus arba tokius, kokie jie bus, bet kiek reikia? Metų? Ne? 1,5 metų. Aš noriu, kad jau būtų išėję sekantis, reiškia, filmas tavo ir galbūt dar vienas koks nors filmas, kad mes nuplačiau galėtume, kad, atrodyt, po kiek susitinkam? Mes tai galim ir savaitgalį. Taip, bet... O kalbant apie filmo gamybą, tai Geležinę lapę mes baigsim šiais metais, o šiaip bendrai tai... Kad apžvelg bendrąją situaciją, kaip manai, kaip komunikacijos specialistė. Kiek turi praeiti laiko, kad mes galėtume padaryti tam tikras išvadas ir įžvalgas tolimesniam laikui? Aš badmintono plunksnas viesiu į tavo pusę ir pasakysiu taip, tada, kai tu jausi, kad kažkas pasikeitė. Gerai. Ačiū tau labai. Ačiū jums labai, kad skiriat savo laiką, išklausot, girdit, darot, padarot, dalyvaujat ir Lietuva yra tai, kas esat jūs savo viduje, savo širdise ir savo darbuose. Tai iki greito ir ačiū jums labai. Ačiū.